Sveiki, su jumis Markas. Na ir šiandien norėčiau pakalbėti apie tokį vieną įdomų dalyką ir žinoma pasakyti visą tiesą. Šiandien kalbėsiu apie internetinę kazino. Manau, daugelis matė jau skelbimų, kad yra strategijos, kaip apgauti kazino. Na, iš karto norėčiau pasakyti, kad tai viskas yra nesąmonė ir aš šiandien būtent parodysiu, kaip žmonės iš to uždirba pinigus, būtent apgaudinėdami jūs. Na ir kodėl aš darau šį video, nes būtent šiandien man parašė kolega mano ir su tokiu klausimu, ar tai yra tiesa, ir numetė vieną tokį blogą, kuriame ir yra viskas aprašyta apie tai. Na, todėl aš nusprendžiau sukurti video ir manau, kad po šito video daugiau žmonės nekips ant tokių kabliukų. Na ir viskas iš pradžių, tai žinoma, žmogus ieško lengvo uždarbio internete, bet tačiau lengvo uždarbio internete nėra. Aš kažkada tai irgi ieškau lengvo uždarbio, tačiau su laiku supratau, kad tai tikrai nėra lengva užsidirbti internete, bei taip pat buvo, kaip galbūt ir jūs, užkibę ant to kabliuko, ant to kazino. Tačiau su laikas parodė tai, kad tai tikrai yra apgaulė. Taigi iš pradžių būtent man šiandien kolega numetė šitą blogą, Eimanto blogas kažkoks tai. Na ir čia matome, jis yra aprašęs truputį apie save. Tai kaip jis anksčiau dirbo, kaip pasikeitė jo gyvenimas, būtent po strategijos tos jis pradėjo apgaudinėti, kaip pagal jį, pasak jį, kad jis pradėjo apgaudinėti kazinu ir pradėjo labai daug pinigų gaudinėti. Na vėlgi, mane patraukė porą momentų tokių, komentarai, ne, paskaitykim čia. Visi rašo, kaip puikiu, čia įdėjau 50 eurų ir laimėjau 200 eurų. Na, iš karto norėčiau pasakyti tai, kad tikrai neskaitykit tokių blogų komentarus, nes būtent autorius tiesiog pats parašo tos komentarus ir kaip jis parašo, jums dabar ir parodysiu. Tiesiog nueina į apačią, štai, ir rašo, pavyzdžiui, vardas, ne? Rašo vardą, čia bet kokį gmailą, tiesiog bet kokį gmailą įrašo ir štai pakomentuoja ir post comment, tiesiog paspaudžia ir štai komentaras jums. Ir taip galima kurti tų komentarų. Taigi, štai dar vienas toks akcentas. Ir antras akcentas, tai būtent apie mane ir mano kontaktai. Rimtas verslininkas, rimtas žmogus niekada tokių kontaktų tikrai nepaliktų. O ką jis paliko? Savo vardą, na žinoma, išgalvota Eimantas. Ir tik elektroninį paštą. Rimtas žmogus, užsiemantis rimtų verslų internete, tikrai paliktų savo Skype'ą, galbūt telefono numerį, Facebook'ą, na taip, Gmail'ą. Na, jau šis tas sako, ne? Toliau eikime, būtent, jeigu norite sužinoti daugiau ir pakeisti savo gyvenimą, perskaitykite straipsnį čia, na, spaudžiam. Na ir būtent štai čia yra aprašyta ta Martingale metodas, būtent ta strategija, kaip apgauti kazino. Na, galbūt dar kas nors negirdėjo apie šitą strategiją, tai trumpai papasakosiu. Pasak Martingale metodo, tai jūs, pavyzdžiui, $1 statote ant raudonos spalvos ir iškrenta juoda. Tada padvigubinate, statote $2 ant raudonos ir iškrenta raudona, jūs laimėjote dvigubai, $2. Tada $1 vėl statote ant juodos ir jeigu raudona iškrito, jūs tiesiog dvigubinat, dar kartą statot ant raudonos. Jeigu vėl juoda iškrito, dar
kartą padvigubinėt, statot raudonus ir taip, kol nelaimėsit. O ne? Nu ir kaip čia, žinoma, iš vienos pusės atrodo, kad logiška. Vis tiek ta spalva kada nors išriedės, tačiau tai yra internetinė kazino, tenais tikrai yra įvestos tokios schemos, kad tiesiog kazino turėtų prieš jūs pranašumą. Ir dar toks akcentas tai, kad visada būtent parekomenduoju jums pabandyti practice mode. Tai yra pažaisti su netikrais pinigais. Na ir tenais jau schema įvesta tokia, kad kazino jums nusileidžia, leidžia jums daugiau laimėti. Būtent tada žmogus pamato, kad jam tikrai sekasi, jis įneša savo pinigus. Tačiau dažniausiai būna taip, kad tie pinigai nuplaukia. Ir va dabar norėčiau pakalbėti būtent apie tą akcentą, kaip žmogus užsidirba iš jūsų. Ir tikrai nemažus pinigus užsidirba. Dabar aš jums ir parodysiu, kokius jūs pinigus užsidirba būtent iš jūsų, kad jūs padarėte depozitą. Na ir matom, čia žmogus siūlo 2 kazino, tai Europa kazino ir kazino.com, taip aš esu apie šias kazino ir anksčiau girdėjęs, tikrai išmokantis pinigus kazino. Na ir pasižiūrėkim kazino, ne, matome atsiųsti dabar yra ir būtent vat kazino tinklalapis, ne. Tai užeinam, tai matom kazino tinklalapį ir dabar norėčiau papasakoti apie 2 būdus, kaip žmogus užsidirba iš jūsų. Na, pirmas būdas tai yra būtent pirmas būdas tai būtent kaip jūs atsisiunčiate kazino. Vat yra iaffiliates.com toks tinklalapis, vat būtent kuris moka pinigus už tai, jeigu jūs atsisiunčiat kokią nors programą. Na, žinom, pinigus ne jūs gaunate, o būtent tą žmogus, iš kurio atsisiuntėt tą programą. Na, žinoma, iš šio būdo ten labai daug neužsidirbsi, tačiau antras būdas, tai būtent yra, kaip jūs įdedat pinigus. Nes jūs per žmogaus nuorodą, referalinę nuorodą užsiregistruojat, tada jūs tampate jo referalo ir kaip tik vat būtent aš radau tą skiltį, kurioje apie tai yra ir kalbama. Joje yra kalbama apie tai, jeigu jūs užsiregistravote per žmogaus nuorodą ir padarėte depozitą ir jis iš karto gauna $50. Jūs įsivaizduot, kokie pinigai iš vieno žmogaus. O įsivaizduokit, jeigu pas tą, tai pavadikim, sukčių, ne? Kiekvieną dieną užsiregistruoja 10 žmonių ir kiekvienas padaro depozitą. $500 į dieną. Būtent štai čia ir slypi būtent tas visas uždarbis iš jūsų. Ir tikrai jis nesėdė ir nežaidžia ruletę, jis tiesiog laukia, kada žmogus susiregistruos ir padarys depozitą. Štai, taigi, kaip matome, tikrai iš ruletės tikrai užsidirbti negalime, taip galbūt jums pasiseks, jūs užsidirbsit, jūs išgryninsit pinigus, vėliau vėl įnešit pinigus, vėl žmogus gaus $50, tačiau jau sekantis kartas gali būti nesėkmingas ir jūs visus pinigus nuleisit. Taigi, pabaigai norėčiau pasakyti tai, kad dabar jūs suprantate, kaip viskas tai veikia, kad tikrai niekas ten tos ruletės nežaidžia, tikrai niekas tos strategijos nenaudoja. Ir galbūt, nežinau, turite pažįstamų, kurie tai tiki, kurie nori tai pabandyti, tai prašom, galite duoti šitą video, tegul paklauso, pasižiūrė, kaip viskas veikia.
Ir pabaigai norėčiau pridurti, kad internete lengvų pinigų tikrai nėra. Na ir su jumis buvo Markas. Iki greito. Medžiaga pasirodė įdomi ir naudinga? Paspauskite patinka, iš karto po vaizdo įrašu. Palikite konkrečius komentarus bei prenumeruokite mano kanalą tam, kad gauti naujausius mano vaizdo įrašus. Dėkoju.